Noriu Jūs pasveikinti visus prezidento rūmuose Kaune. Kaip žinote, šiemet švenčiame pirmojo valstybės prezidento Antano Smetonos metus. Taip pat būtent šiandien minime pirmosios prezidento institucijos įkūrimo šimtmetį ir taip pat minime šiemet laikinosios sostinės metus. Tai ta proga mes rašėme ir maždaug per metus laiko parašėme knygą Prezidento rūmai Kaune. Labai smagu pristatyti pirmojo Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos giminaitės. Mes šiandien turime prezidento sūnėno dukrą Sigutę Smetonaitę Petrauskienę. Taip pat turime prezidento žmonos Sofijos Smetonienės giminaitę Daivą Kadakauskaitę Augustinavičienę. Taip pat labai smagu, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų atvyko prezidento Aleksandro Stulginskio dukra Jūratė Norvilienė su vyru Algiu. Aš tikiuosi, kad šiems žmonėms bus labai įdomu paversti šią knygą. Taip pat mes turime ir daugiau šiuose rūmuose dirbusių žmonių, giminaičių ir palikuonių, kuriuos pristatysime truputį vėliau. Užtenka vienos akimirkos, užtenka prisiminti, kur esi, kad pasijustum esas pačiame visos valstybės organizmo centre. Tada pajunti ir supranti, kad čia yra visos valstybės širdis, kad iš čia visai lietuvių tautai trykšta jos gyvybei, taip išganinga tautos vado, valstybės prezidento valia ir energija. Taigi, šiam pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiui skirta bene pusė šios knygos apimties. Tačiau, kaip jūs žinote, šitie rūmai nebuvo pastatyti prezidentui Smetonai. Šitie rūmai nesugriuvo sovietams okupavus Lietuvai. Šiems rūmams yra, gal ką žinot, 175 metų. Tai šioje knygoje mes ir bandom papasakoti visus tuos 175 metus. Ir mums buvo labai įdomu, ką matė šio pastato sienos, kokie žmonės čia lankėsi, kokie sprendimai čia buvo priimti. Subūrėme 6 autorių komandą, kurią aš norėčiau šiandien ir pristatyti. Kviečiu daktarę Ingridą Jakubavičienę. Kviečiu istorikę Raimondą Rickevičienę. Kviečiu daktarę Vilmą Akmenytę Ruzgienę. Kviečiu Justiną Minelgaitę Plenkienę. Geriau stovėjai, tai atsisukį moterį. Kviečiu Mariją Navickaitę. Kviečiu Vytauto Didžiojo universiteto docentę daktarę Aistę Lazauskienę. Taip pat kviečiu to paties universiteto profesorių daktarą Joną Vaičianonį. Knyga įgavo formą tik tai dar vieno žmogaus dėka. Tai labai kviečiu knygos dailininką ir maketuotoją Andrėjų Repovą.
beveik mirtininkų siena, tai jeigu kas nors nepažiūrės jums toj knygą, prašom, ar iš pomidorų, ar iš tikrųjų. Žodžiu, labai dabar mes norime jūs pakviesti į kelionę laiku per 175 pastato, Kauno miesto, Lietuvos ir netgi Europos metus. Labadiena, sakau visiems susirinkusiems į šią gražią rezidencijų salę. Ir kaip jūs tik ką išgirdote, skambėjo Rusijos imperijos himnas, kuris turėjo mus nukelti į XIX amžių, į tada, kai 1795 metais po paskutiniojo abiejų tautų respublikos padalijimo apskritai nebeliko nei Lietuvos, nei abiejų tautų respublikos ir mūsų lietuviškos žemės buvo įjungtos į Rusijos imperiją. Taip pat šis himnas mums turėtų priminti Kauno guberniją. Jie atsiranda šiek tiek vėliau, 1843-aisiais, įkuriama Kauno gubernija tuo tikslu, kad Rusijos imperijos administracijai būtų patogiau tvarkytis šitame sunkiai administruojamame ir suvaldomame lietuvių krašte. Taigi, būtent tuo laikotarpiu ir iškyla šis pastatas tuometiniame Kauno pakraštyje. Atsivertę šitą knygą, jūs matysite nuostabų XIX amžiaus vidurio paveikslą, Kauno miesto paveikslą, kur miestas baigėsi ties šiandieninę požeminę perėją ir dominikonų buvusių vienuolynų. O visa kita teritorija tai tiesiog yra laukai, daržai ir pirmoji savininkė, turtinga našlė, kaunietė, nusprendžia išsinuomoti sklypą, o vėliau jai kyla mintis, kaip versliai moteriai, pradėti verslą ir čia pasistatyti namą, kurį galėtų nuomoti apartamentų nuomai. Tai štai nuo verslo idėjos mes prieiname vėliau prie gubernatorių rezidencijos ir čia daugiau nei 70 metų rezidavo 14 įvairių Kauną valdžiusių gubernatorių. Tiesa, ne visi jie gyveno šitame pastate, iš viso Kaunui paskirta buvo 23 gubernatoriai, tačiau kai kuriems neteko laimė gyventi čia, jie turėjo nuomotis įvairius būstus Kauno senamiestyje. Vėlgi, norėčiau pasakyti, kad atvertę šitą knygą jūs tikrai pasižiūrėsite atidžiau į tą miglotą ir sunkiai galbūt suvokiamą XIX amžių. Jis jums atsiskleis galbūt visiškai kitoje šviesoje. Čia mes nematysime nei Lietuvos kunigaikščių, nei lietuviškų Lietuvos asmenybių. Iš iliustracijų jūs žvelgs Rusijos carai, matysite rusiškas ikonas ir Rusijos miestų paveikslus. Visos šios iliustracijos yra iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus fondų. Tai vėlgi buvo unikali proga parodyti, o ką mes vis dėlto išlaikėme iš to XIX amžiaus, iš tų gubernatorių laikotarpio. Vėlgi tie gubernatoriai labai įdomios asmenybės, tačiau tik vieną galbūt iš jų, Piotrą Veriovkiną, šiandien lietuviai prisimena teigiamai, su meile, kadangi jis buvo netoks kaip visi kiti. Jis stengiasi sugyventi su tautinėmis bendruomenėmis ir iš tikrųjų mylėjo ir visais klausimais padėjo lietuviams. Taigi, Piotras Veriovkinas
vienas iš tokių ryškiausių personažų šio laikotarpio. O šiaip rūmai, žinoma, sulaukdavo svarbių svečių, čia lankėsi ir caro šeimos atstovai. Kaip žinote, per Kauną nutiesus geležinkelį į Varšuvą, Kaunas tikrai įgijo dar didesnę reikšmę, kadangi visa Rusijos aukštuomenė, norėdama pasiekti vakarus, nori nenori, turėdavo sustoti ir Kaune, o čia vėlgi gubernatoriaus priedermė buvo stotyje, maloniai sutikti, pasveikinti ir, jeigu reikia, garbius svečius apnakvindinti ir pavaišinti gubernatoriaus rūmuose. Vėlgi, iš to laikotarpio skaitysite įvairias istorijas, bei matysite, kad gubernatoriaus sesuo Marijana Veriofkina, kuri praleido keletą žiemų šituose rūmuose, paliko ne tik vertingus atsiminimus, kaip gubernatorius su šeima gyveno Kaune, kokia buvo šitų rūmų kasdienybė, tačiau į knygą tilpo ir 3 labai vertingi jos paveikslai, kurie yra vienintelis mūsų šaltinis įsivaizduoti, o kaipgi čia gyveno Kauno gubernatoriai. Visą tai nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Tačiau aš norėčiau žodį perduoti kitai istorikiai, kolegijai Raimondai Rickevičienei, su kuria mes ir dalinomės šitą sunkųjį gubernijos laikotarpį. Mano kadangi mažiausiai parašyta, mano trumpiausia tema tai yra pastato vieta, tai aš trumpiausiai išnekėsiu. Pats pastatas yra, aišku, susijęs su gubernijos įkūrimu 1843 metais. Kada buvo išplanuotas po 47 metų, reiškia 1847 metais sudarytas naujamiesčio išplanavimas, šita vieta buvo Dominikonų daržai, buvo suplanuoti, išskirstyti sklypais ir kur dabar yra gubernatūros sodelis, čia vadinosi Pusapskritė Mugių aikštė. Jis turėjo būti visiškai visuomeninė, čia turėjo vykti mugės. Tačiau, aišku, ją nukonkuravo šalia įkurtas turgus. Ir šitas plotas stovėjo, kaip toks ne visai naudojamas. Ir patį pirmąjį namą, kadangi raida yra pastato, jisai po truputėlį lipdėsi su kiekvienu laikotarpiu. Patį pirmąjį namą gyvenamai aukštų pasistato Flora Čechavičienė. Smagu, kad Kauno miesto archyve yra šita visa dokumentacija, yra šita medžiaga, galima buvo įdėti projektą. Bet galima vėlgi iš karto kaip tyrinėtojui pasakyti, kad greičiausiai pirminis projektas nebuvo įgyvendintas iki galo, nes ten suprojektuoti ant aukštos stačiakampiai langai, čia mes jau matome arkinius, gražius langus, puošnius. Reiškia, gali būti, kad statybos laikotarpiu buvo kur kas pakeista. Šita ponė neužilgo pardavė, vėlgi neilgai palaikė sekanti tokia Marija Belozerskienė ir po jos įsigyja gana turtingas pirklys Samuelis Feinbergas. Ir būtent Feinbergo laikotarpiu šitie rūmai buvo pristatyti flygeliai ir buvo įrengti tikrai puošniai. Nes gubernatūra čia išsinuomavo iš jo patalpas 1869 metais. Ir po kurio laiko jis pasiūlė arba perkat, arba kraustotės. Caro valdininkai pasiskaičiavo, kad naują statyti būtų brangu gal žemę pirkti, geriau pabandyti pritaikyti šitos rūmus. Ir vėlgi sekantis projektas buvo von Mikvico. Ir po Mikvicas numiršta ir Volinevičius pabaigia šitos rūmus tvarkyti. Vėlgi, labai didžiulis yra įnašas ir indėlis šitų rūmų darbuotojų, kurie iš Sankt Peterburgo parvežė būtent gubernatūrai pritaikytą projektą. Ir jis yra vėlgi įdėtas šitoje knygoje. O mano santykiai tikrai yra seni, mes nuo 991 metų, kaip Kauno paminklų restauravimo projektavimo instituto kolektyvas, atsėdi mano mielos kolegės ir Niolė Švildienė ir Julė Zalickienė, kurios
dirbo ir pritaikė šito pastato darė restauracijos projektą. Ir nuo 1991 metų buvo renkama istorinė medžiaga. Aišku, tas pirmas laikotarpis carinis, jis nebuvo labai paprastas, nebuvo tiek tos medžiagos, su laiku ta medžiaga dėjosi, nes istoriniai tyrimai niekada nėra baigtiniai, visada yra procesas, kuris vis po trupinėlį su kiekvienais metais iš kažkur prisideda. Tai aš manau, kad šitame straipsnį savo daly tikrai pasistengiau atskleisti šio pastato raidą. Man tenka atsistoti, kadangi moku ir rusiškai, ir vokiškai, tai man supuolė ir rusai, ir vokiečiai, ir jų visi tyrinėjimai. Taigi vėl, ką tik išgirdote kaizerinės Vokietijos himną, ar ne, ir mus jisai vėl nubloškė į Pirmąjį pasaulinį karą ir 1915 metais, rugpjūčio 18 dieną, į Kauną įžygiuoja Vokietijos kariuomenė. Ir jau žinoma, kad Kauno gubernatorius paskutinis, Nikolajus Griazevas, paskubomis jau evakavosi į Rusijos gilumą, o miestas buvo apšaudytas, bombarduotas. Tačiau laimiai pastatas praktiškai nenukentėjo. Iš istorinių dokumentų mes žinome, kad vienas sviedinys pataikė į gėlyną gubernatoriaus rūmų sode, dar vienas sviedinys pataikė į gubernatoriaus kanceliarijos pastatą ir šiek tiek apniokojo vieno tarnautojo kabinetą. Visiškai netoli rūmų, Vilniaus gatve dabartinė, ėjo arklinio tramvajaus, Konkės bėgiai ir taip pat pagal atsiminimus amžininkų mes žinom, kad vienas sviedinys ir ten pataikė ir Konkė negalėjo eiti tolyn, o turėjo čia netolies ir suktis. Taigi, apšaudytas miestas ir gerokai suniokoti kai kurie pastatai, tačiau pastatui labai pasisekė, jam nieko blogo nenutiko ir miestą užėmusi vokiečių karinė administracija tuoj pat rado, kur pritaikyti. Žinoma, kad kariuomenės vadai, Paulius von Hindenburgas ir Erikas Liudendorfas, jie taip pat mieste susirado labai prašmatnę rezidenciją, kadangi iš Kauno pasitraukė žymus Kauno fabrikantas Tilmansas, taigi jo rezidencijų apsigyvena vokiečiai generolai. Tačiau iš lietuviškų žemių yra suformuojama teritorija, taip vadinama Oberostas, ir jai paskiriama karinė administracija, kuriai reikia tuoj pat surasti rezidenciją. Ir atspėkit, kur ta rezidencija įsikūrė. Būtent šitame name apsigyvena pirmasis karinės administracijos viršininkas Francas von Isenburgas Biršteinas. Valdo jis labai kietai, kieta ranka. Ir lietuviams jis primena Muravjovą, Koriką savo valdymo metodais, tačiau bet kokiu atveju pastatas yra saugus, kadangi čia reziduoja valdžia. Vėlgi šis pastatas tik fragmentiškai buvo aprašytas daugiau vokiečių literatūroje ir rašytojas Armandas Sveikis savo romane Mindaugas II šalia Raudondvario dvaro ir Vilniaus įvairiausių pastatų pamini, jog šitame name antrame aukšte veikė vokiečių karininkų valgykla, baras ir taip pat buvo laisvalaikio poilsio kambariai.
Na ir žinome, kad būtent taip pat vizitų įvairiausių metų šitame pastate lankėsi ne tik kariuomenės generolai, tačiau Kauną 2 kartus lankė ir Vokietijos kaizeris Vilhelmas II, kuris taip pat tikrai lankėsi čia šituose rūmuose, o taip pat ir princas Leopoldas. Tai čia jau yra aukštuomenė to meto kaizerinės Vokietijos. Na, o vėlgi vokiečiams, kad ir karo metas ir visa šalis yra alinama, rekvizicijos nuolat didinamos, daugelis pastatų liko be durų rankenų ir langų, vyrių, tačiau pastatui nieko blogo nenutiko, vien tik todėl, kad čia rezidavo pati svarbiausia vokiečių valdžia. Ir vokiečiai iš šio pastato labai nenoriai įsikrausto tik tai 1919 metų vasarą. Paskutinysis vokiečių atstovas Liudvikas Cimerlė išvyksta. Na ir tik vėliau, dar po keleto mėnesių, čia jau įžengs Lietuvos valstybės prezidentas. Bet apie tai plačiau žinau, kad mums papasakos istorikė daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Teko dalia parašyti ir pasigilinti ir iš tikrųjų savo ir kitiem pabandyti papasakoti prezidento institucijos atsiradimą, prezidento galių raidos kaitą ir apskritai tą likimą nuo susikūrimo iki tragiškųjų 40-ųjų metų. Ir labai simboliška, kad ši dalis prasidėjo Maironio Lietuva brangi. Maironis parašęs šios žodžius yra Lietuvių konferencijos narys buvęs, kaip kartu ir 2 iš 3 tarpukario Lietuvos prezidentų. Kodėl aš kalbu apie 17 metų įvykį, nors regis minim 19 metų balandžio 4-osios įvykį. Nes prezidento institucijos užuomazgos yra šiek tiek ankstesnės negu 19 balandžio 4-oji. Tai viskas prasidėjo 17 metų rugsėjo mėnesį, kuomet Lietuvių konferencija Vilniuje susirinkusi nusprendė, kad reikia būti Lietuvai, reikia būti nepriklausomai valstybei. Ir ta Lietuvių konferencija išrinkusi 20 narių Lietuvos taryboje, į kurią įėjo ir būsimieji 2 Lietuvos Respublikos prezidentai, buvo įpareigota paskelbti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Tai ir padarė 18 metų vasario 16, kaip žinia. Pereitais metais minėjom tos sukakties 100-metį. Ir jeigu atidžiai paskaitysite tą tekstą, tame tekste yra kalbama, jog yra paskelbiama Lietuvos valstybės nepriklausomybė, tačiau Lietuvos valstybės valdymo formas yra nustatyti demokratiniu būdu išrinktas steigiamasis Seimas. Na ir štai įdomus dalykas, nes mes žinome etapus, tai yra 17 metais įpareigojama paskelbti nepriklausomybę Lietuvos tarybos, 18 metais vasario 16 paskelbė, 19 metais mes turime Respublikos, o valstybės prezidentą ir
metų gegužės 15 mes turim jau Lietuvos Respubliką ir jau Lietuvos Respublikos prezidentą. Tai 18 metai Lietuvos valstybės paskyrimas yra išties labai didelių diskusijų metai dėl valstybės valdymo formos. Ir tuomet aktyviai politikoje dalyvavę žmonės ir ne tik labai dažnai važinėja po Lietuvą, susidurdavo su tokiu klausimu, kurį Krupavičius savo atsiminimuose net yra parašęs, įvardinęs pats painiausias klausimas 18 metų žmogui buvo, na, kokiai Lietuvai būti, tai kas ją valdytų, turėtų karalius ar prezidentas, nes niekas nežinojo, kas tas prezidentas yra karalius, ir viskas aišku. Ir štai kodėl 18 metais Liepos mėnesį mes turim reformą, tam tikrą Lietuvos valstybės taryba jau tampa tas 20-tukas ir priimamas sprendimas, kad gal vis tik reikėtų sukti konstitucinės monarchijos kryptį. Šią, tarp kitko, idėją palaikė du būsimieji prezidentai – Smetona ir Stulginskis. Ir situacija keičiasi vėliau, kai vis tiek nulėmė ir politinės aplinkybės, ir Lietuva galiausiai nusprendžia, kad vis tik demokratinės respublikos kelias yra priimtinesnis. Ir štai čia turime kitą datą, tai 18 metų lapkričio 2, kuomet yra priimami laikinieji pamatiniai konstitucijos dėsniai, ir ten dar kartą įtvirtinama, kad reikia siekti tautos atstovų sprendimo, kokia ta valstybės valdymo forma turėtų būti. Ir štai čia iškyla kitas klausimas, o kaip dabar mums surinkti tą tautos atstovybę. Ir čia nusprendžiama, kad vis tik išsprendžiant konfliktus, bandant apsaugoti labai nestabilų Lietuvos politinį būvį ir institucijų formavimas, nes 18 metais mes pirmą kartą turim surinktą Lietuvos valstybės, jau nepriklausomos valstybės ir tautos valstybės ministrų kabinetą ir trinti padidėjusią tarp ministrų kabineto ir valstybės tarybos. Ir eliminuojant tą trinti, būtent kaip kompromisas, buvo nuspręsta daug anksčiau išrinkti susitarimo būdu Lietuvos valstybės prezidentą. Tai nutiko čia Kaune, nors kitos institucijos buvo suformuotos ir kaip tie politiniai įvykiai vyko Vilniuje, čia Kaune 19 metų balandžio 4, ne šiame pastate, kitame, valstybės tarybos rūmuose. Ir taip mes pirmą kartą Lietuvos valstybės istorijoje turim Lietuvos valstybės prezidentą. Valstybės prezidento užduotis ir buvo eliminuojant tos nesutarimus, būnant kompromisinė figūra, pasistengti konsoliduoti taip politinės jėgas, kad jos sudarytų rinkimų įstatymą ir kuo greičiau būtų surinktas steigiamasis Seimas. Steigiamasis Seimas susirinko 20 gegužės 15, Lietuva paskelbė demokratinę respubliką ir tada vėl prasidėjo ginčiai iš naujo. Ar vis tik reikia to prezidento, gal nereikia. Ir štai čia mes turim porą metų, kuomet valstybę valdo steigiamojo Seimo pirmininkas, kuris eina į Respublikos prezidento pareigas. Ir čia ko gero tokia įdomybė, kad Aleksandras Stulginskis yra visų laikų jauniausias Respublikos prezidentas. Jo rekordą neįmanoma sumušti jokiais būdais, nebent pakeistumėm konstituciją. Jis prezidentu tapo būdamas 35 metų, taip nerinktas, bet einantis Seimo pirmininko pareigas. O kai buvo išrinktas, jis buvo 37, tai yra, na, išties įspūdingas, na, kaip ir asmeninis pasiekimas ir tam tikras rekordas mūsų Lietuvos istorijoje. Iš viso prezidento institucijos raidoj ir kaitoj, kaip matysim ir toliau, kiti prezidentų rinkimai vis tik buvo kompromiso dalykas, tai buvo politiniai sutarimai. Niekada nebuvo renkamas visuotiniuose rinkimuose prezidentas. Ir iš čia ano meto ir prezidentai ir visuomenė vis keldavo klausimą, ar gali turėti prezidentas tokį didelį pasitikėjimą, jeigu jis nėra rinktas tiesioginiuose rinkimuose. Gal vis tik reikėtų, kad ne Seimas rinktų, o tiesiog žmonės. Ir kai įvyko perversmas, po perversmo prezidento postą perėmė Antanas Smetona, jo viena iš priežasčių ir visos reformas regis buvo link to, kad įteisinti visuotinius prezidento rinkimus. Mes dabar galime eiti rinkti prezidentą laisvai, bet gal ne visada pasinaudojam tą teisę, tuomet bandyta tai eiti į tą pusę, bet vėlgi
tai nebuvo įgyvendinta, matyt, pritrūko ir laiko. Čia nesiplėsiu, bet kaip žinia, prezidento galios buvo sustiprintos 2 kartus reformuojant prezidento konstituciją, bet tai neeliminavo prezidento rinkimų kaip fakto. Ir šiaip iš ties yra gal dar vienas įdomus dalykas, ypač kalbant apie šiuos metus ir apie prezidento instituciją svarbą, vis tik 40-ieji ir prezidento pasitraukimas iš Lietuvos, kaip jį reikėtų vertinti. Aš manyčiau, kad mes dar nesame atkreipę tinkamo dėmesio į tai, ką yra pasakęs Antanas Smetona pasitraukdamas iš Lietuvos. Aš nekalbėsiu čia apie paskutinį posėdį, bet ką jis pasakė, kaip jis pasitraukė. Tam buvo pasakyta, aš pasitraukiau protesto vardan. Ir jei išties mes pasiremtumėm konstitucinės teisės žinovais ir tais susitarimais, kurie vyko po to jau vakaruose, regis, kad Antanas Merkys likęs pavaduoti Antano Smetonos neturėjo visų konstitucinių prezidento galių. Tai leidžia manyti, kad Antanas Smetona ir emigracijoje liko pilnateisiu prezidentu. Ir galbūt tai leidžia manyti, remiantis mūsų konstituciją, kad jo įgaliojimai perduoti diplomatijos šefui buvo išties kaip ir įgaliojimai turintis teisinę galią. Ir galbūt mes iš tikrųjų turim tą sąsają nuo pat 19 iki 90-ųjų, kuomet teisinės galios buvo perduotos Lietuvos jau atkurtai nepriklausomai Lietuvos Respublikai. Tai vėlgi, čia mes dar turim permastyti. Šie metai galbūt yra gera proga permastyti mūsų prezidento institucijos raidą, svarbą, na ir kaip matom, gal truputį eliminuoti aistras dėl prezidento. Dėkui. Ir toliau apie 50 kvadratų. Taip pat ten turėjo būti bibliotekos atskiri, įsivaizduokit, svečių kambariai, kiekvienos valstybės galvai, kaip jie vadino, arba kitaip tariant, VIP kambariai, jeigu atvyksta svečiai, jie turėjo turėti juos atskirius. Ten turėjo būti netgi turkiška pirtis ir net zakristyje su koplyčia. Tai jau buvo mastas be abejo didesnis ir rūmai turėjo būti didesni. Neužmiršta buvo sporto zona kieme, rūmų naujųjų, kurie beje turėjo išvykti ant parodos kalno, kur dabar yra Kauno apskrities viešoji biblioteka. Turėjo būti ir krepšiaslydžio aikštė, ir čiuožykla, ir kroketo aikštelė, teniso aikštelė. Ir jau buvo pagalvota, jeigu netyčia neduokdie Lietuvai ištiktų pavojus, parengti iš karto 10 slėptuvių kažkokios nelaimės atveju. Perskaitę šitą knygą, konkrečiai dalį apie prezidento rūmus, jūs sužinosit ir daug intriguojančių detalių. Pavyzdžiui, sužinosite, ką iš prezidentūros kiemo buvo pavogę pirščiai. Arba sužinosite, kokiu tikslu iš Panevėžio buvo iškviestas ponas Siaubas. Jūs išsiaiškinsit, kas jis toksai. Arba dar vienas dalykas paaiškės, ką norėjo nunuodyti prezidentūra, nes ji iš vaistinės ne vieną kartą buvo pasisakiusi sieros rūgšties ir nuodų. Tai visą tai perskaitysit ir tikrai sužinosit šioje knygoje. Taip pat sužinosit, kaip atrodė prezidento rūmų visas kompleksas, nes mes kalbam apie rūmus, kurie iki šių dienų išlikę, o iki šiandien neišlikę dar keletas pastatų prezidento rūmų kieme. Sovietmečiu čia buvo statytas pastatas, o iš tikrųjų sklypas ėjo iki pat Gertrūdos gatvės. Ir ten buvo prezidento rūmų flygelis iš 3 pastatų. Tame flygelyje buvo prezidento kanceliarija, prezidento skalbykla, sargybinė ir dar papildomos patalpos. Vidinėme kieme buvo ir šiltnamis, kur prezidentienė Sofija Smetonienė anot amžininkų labai mėgo darbuotis. Ten buvo ledaunė, žemėje įkastas sandėlis įvairioms atsargoms laikyti. Na ir patys rūmai. Rūmai, kuriuose kaip priešingai nuo šitų dienų prezidentas ir gyveno, ir dirbo. Prezidentas Stulginskis, prezidentas Smetona gyveno su šeimom, Kazys Grinius tuo metu gyveno vienas, buvo likęs našliu. Ir visą pastatą turbūt būtų galima skirti į 2 dalis, reprezentacinės patalpos, kur mes dabar ir esame, audiencijų salėje, na ir būtas su šeimos kambariais, su vaikų kambariais, miegamaisiais. Taip pat buvo ir pagalbinės patalpos prezidentūrai, buvo virtuvė apačioj ir beje šaltiniuose rašoma, kad virtuvėje buvo ir duonkepė krosnis. Tai reiškia, kad galbūt kažkada čia kvepėjo ir duona šviežia kepta.
Tyrimo metu pavyko išsiaiškinti, jog pats sunkiausias periodas įrenginėjant rūmus buvo 19-20 metai, nes trūko ir pinigų įrengti, ir trūko pajėgumų įrengti. Dėl to rūmams remontuoti buvo pasitelkta ir belaisvių pagalba. Buvo tam tikras skaičius belaisvių numatytas padėti rūmų remonto darbams. Baldų klausimas taip pat labai įdomus. Prezidentui Smetonai atsikėlus, po to ir Stulginskiui šitą patį galvos skausmą turėjo ir jis. Galvojo, kaip apstatyti baldais, nes, kaip ir sakiau, valstybė tik tai kuriasi, pinigų nėra ir netgi pasirinkimo Lietuvoje tų baldų nėra. Tai ką mes darytumėm, jeigu reiktų baldų, bet neturim už ką nusipirkti? Puikiai. Lygiai tą patį darė ir prieš 100 metų. Baldus skolinosi prezidentūra, skolinosi iš žinių žmonių. Pavyzdžiui, čia gyveno, nuomojasi butą Ernestas Galvanauskas, iš jo pasiskolino dalį baldų, o kitus baldus skolinosi iš baldų komisijos. Baldų komisija tai buvo tokia įstaiga prie Žemės ūkio ministerijos, kuri surinkdavo sekvestruotus baldus, tai yra iš žmonių nusavintus baldus. Tada padalindavo valstybės institucijoms, jos mokėjo tam tikrą nuomą už tuos baldus, tai prezidentas Stulginskis šitą progą pasinaudojo. Dar vienas knygos skyrius papasakos apie prezidentūros žmones, prezidentų šeimas, čia dirbusius tarnautojus. Kaip ir sakiau, visų trys prezidentai čia gyveno, skirtingas tik tai jų gyvenimo laikotarpis, trukmė. Visi čia kūrė šeimos tradicijas. Netgi prezidentūroje yra gimę ir vaikų, vienintelis prezidentinės šeimos kūdikis, gal žinot kas? Koks prezidentas vienintelis prezidentūrai? Mažą kūdikį turėjo, kitų buvo auktelėje. Aldona, taip, Stulginskio dukra Aldona 21 metais gimė ir, kaip jūs sakiau, buvo vienintelis kūdikis, kuris gyveno prezidentūroje. Aš labai džiaugiuosi, kad Aldonos dukra Stulginskaitės yra pas mus, atvykus iš Jungtinių valstijų, tai be galo džiugu. Labai džiugu, kad pavyko ryšį užmėgsti ir su daugiau giminaičių, dirbusių tarnautojų prezidentūros giminaičių, nes jie be galo papildė ir atsiminimais, ir ypač ikonografinę medžiagą visą knygos skyrių. Be galo vertingas yra Aldonos Stulginskaitės interviu, kurį su kitu anūku, su Jonu Juozevičiumi įrašė Stulginskio dukra ir taip pat ponia Jūratė padėjo su atsiminimais, mes ten truputuką susirašinėjom. Tai be galo papildė bendrą knygos kontekstą ir tą prezidento asmeninį gyvenimą leido pažinti labiau. Rūmuose, aišku, žmonės, prezidentai švęsdavo šventes asmeninės, jie priimdavo svečius, moterys atliko grožio procedūras, viską jūs sužinosite šitoj knygoj. Taip pat sužinosit, kas buvo ant prezidento pusryčių, pietų ir vakarienės stalo, daugybė dalykų, taip pat pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, galėsit įsiaiškinti, kokia proga ant Smetonų stalo atsirasdavo Pumpuchenas, Vaflių, Balšiukas, Pumpulis ir Kalačiukas. Čia ypatinga proga. Visus šitos produktus nupirkdavo virėja ir dar vienas skyrius yra apie prezidentūros tarnautojus. Žmonės, kurie visada supo prezidentus ir jų aplinką, jie buvo be galo reikšmingi, tai kažkokių platesnių tyrimų apie juos iki šiol nebuvo ir iš tikrųjų visi tarnautojai prezidentūrai buvo skiriami į dvi grupės. Tai buvo kanceliarijos tarnautojai ir prezidento rūmų tarnautojai, tarnai, įvairiai ten juos vadindavo. Tų tarnautojų paieška vėlgi buvo labai sunki, ypač pirmaisiais metais, nes trūko kvalifikuotų specialistų, todėl dažnai žmonės čia atėję į prezidento rūmus įsidarbino, iš idėjos, kaip jie patys sakė, norėjom padėti besikuriant jaunai Lietuvai. Vėliau jau atėjo daugiau profesionalų, ypač į kanceliariją, iš užsienio reikalų ministerijos. Vis profesionalėjo tas prezidento personalas. Labai dažnai prezidentai užmegzdavo artimą ryšį su tarnautojais, jie lydėdavo juos kelionių metu, bet visada turėjo būti pasitempę. Štai prezidento Smetonos vairuotojas Jonas Balčiūnas yra sakęs, kad pas prezidentą darbe visada turėjo būti pasitempęs, automobilis turėjo blizgėti,
suktis kaip laikrodis ir blizgėti kaip jaunavedžio žiedas. Tokios buvo taisyklės. Prezidentūros tarnautojai turėjo butus Frydelyje. Vėlgi, jeigu kalbėtume apie pirmosius metus, jie ten gyveno labai susispaudę, buvo labai ankšta. Įsivaizduokit, 16 kvadratų butelyje gyveno 4 žmonės, tarp jų ir kūdikis. Na dabar tai yra jau sunkiai suprantama, bet kaip ir sakiau, buvo butų krizė, paskui jau trupučiuką erdvės daugiau atsirado. Rūmuose dirbo ir žymių žmonių, giminaičiai arba žmonės, kurie paskui kažką pasiekė. Pavyzdžiui, tikrai žinom net 3 dailininko Čiurlionio brolius ir seseris. Stasys Čiurlionis buvo kanceliarijos viršininkas kurį laiką, o 2 jų seserys taip pat dirbo kanceliarijoje. Vieną mes tikrai žinom, profesorė etnomuzikologė Jadvyga Čiurlionytė, taip pat dirbo pas prezidentą. Pas prezidentą dirbo Čiurlionių, beje, matau, ir giminaičių yra, labai smagu. Pas prezidentą taip pat dirbo ir Vladė Šakenytė, Konstantino Šakenio, švietimo ministro sesuo, taip pat yra giminaičių atvykusių. Taip pat Marija Ilgauskienė buvo žymaus lenktynininko Ilgausko mama. Na ir čia galima vardyti begalę tų žmonių. Reikia būtinai paminėti prezidento adjutantą Vaclovą Šliogerį, kuris po to yra parašęs atsiminimus apie savo tarnybą prezidentūroje, ir tie atsiminimai yra tapę praktiškai visų istorikų klasikos šaltinių, kurie nori sužinoti apie prezidento kasdienybę. Darbuotojai čia gyveno savo asmeninius gyvenimus, jie augino vaikus, tuokėsi ir turbūt bene žymiausia istorija yra, kada prezidento adjutantas Luizas Valiušis pamilo prezidento dukrą Mariją Smetonaitę, jie susituokė. Tai knygoje jūs rasite daug minėtų asmenų nuotraukų, rūmų nuotraukų, interjerų, kiek jų yra, nėra labai gausu, kur didžioji, sakykime taip, dalis jų yra publikuojama pirmą kartą. Ir nors knygoje tekstai yra mokslinės monografijos tekstai, bet juose rasite ir labai daug įdomiosios istorijos detalių. Ten bus ir detektyvo, ir meilės istorijos, ir veiksmo, ir trilerio elementų. Na, o apie istorinę dramą, kuri rūmuose vyko po 40 metų, prašysiu papasakoti savo kolegijai su Marijos Navickaitės. Šio himno pristatinėti tikrai nereikia, nors jis iš pažiūros yra toksai didis ir džiugus, tačiau mums iš esmės reiškia tikrai tokį skaudų ir jautrų laikotarpį Lietuvos istorijoje. Ir atliekant tyrimą, renkant medžiagą būtent šiam laikotarpiu, iš tikrųjų teko nemažai pasiskaityti ir to laikmečio spaudos, įvairių atsiminimų ir nenori visuomet prisimeni tos žmonės, kurie mums iškovojo nepriklausomybę, kurie kūrė Lietuvą, statė, ją užaugino ir tikrai tie žmonės labai daug atidavė savęs tam kūriniui pavadinimu Lietuva, ir tai iš jų buvo atimta. Ir man būtent teko ta tikrai sunki užduotis ir rengiant iš esmės tikrai nedidelį tą poskyrį, tai yra tik tai nuo vienos vasaros iki kitos vasaros tikrai nebuvo įmanoma visko sudėti, tai aišku, atliekant tyrimą, pagrindinis dėmesys buvo fokusuotas būtent į pačius rūmus, tai kas politinės istorijos lygmenyje buvo svarbu, kas čia vyko už uždarų durų, kokie lemiami galėjo įvykiai vykti, o gal jie ir čia visai nevyko, tai aišku visą tai atsiskleis būtent šioje knygoje ir šiame skyrelyje. Ir tuomet, aišku, bandyta pasižiūrėti ir atskleisti, kuo tie rūmai pavirto. Kaip žinot, tikriausiai daug tų įvairių politinių, valstybinių, kultūrinių institucijų buvo keičiamos jau sovietinėmis struktūromis ir prezidentūra buvo viena iš jų. Ir nežinau, ar teko girdėti, tai kad prezidentūra, jau galima sakyti, buvusi prezidentūra, tapo aukščiausios tarybos prezidiumo namais ir būtent visas tas virsmas yra trumpai ir aprašytas. Aišku, tuomet rūpintasi ne tik jau tą politinę istoriją, šiek tiek tas mastelis susimažintas ir pažvelgta į būtent tai, kas vyko čionai, šiuose rūmuose, kas ant šitų sienų ir aišku pasižiūrėti, kas gi tie naujieji šeimininkai.
iš buto Lelijų gatvėje, kurie užėmė tiek prezidento kabinetą štai čia, tiek apačioje jų butą. Taip pat įdomu, mums gal kaip ir muziejaus darbuotojams ir istorikams, tai ne tik kaip čia virė gyvenimas, ar jisai pasikeitė po pasikeitus režimui, bet ir kas atsitiko jau šiek tiek vėliau su tuo paveldu ir visų turtu, kuris čia buvo, tai siejasi, tai šis įvykis gal ir su to Vilniaus klausimu, po okupacijos iš tiesų buvo daug raginimų kuo greičiau keltis į Vilnių ir iš tikrųjų buvo pradėti šiokie tokie darbai ir vienas iš jų buvo 41 metų balandžio 3 dieną, visai praktiškai vakar pasirašytas aktas, kurio metu Kauno valstybiniam kultūros muziejui buvo tikrai gan nedidelė, maža dalelė tų relikvijų ir daiktų buvusių prezidentūroje perduota tam muziejui. Ir va čia galite matyti vieną iš pavyzdžių, ką mums pavyko išsaugoti. Tačiau tikriausiai visi žinom, kad tų planuotų perkelimų ir viso kito nepavyko įgyvendinti. 41 metų birželio 22 diena prasideda Liublino karas su vokiečiais ir tuomet visos valdžios institucijos jos traukėsi jau į Sovietų sąjungą ir 45 metais jie jau grįžta nebe čia į Kauną, o į Vilnių, kas ir pakeitė visiškai kardinaliai šių rūmų likimą. Tačiau dar prieš tai įsiterpė į visą tą tokią gražią puokštę, kad jau būtų galutinai, nepakanka vienos, reikia ir kitos okupacinės valdžios, apie kurią šiek tiek daugiau papasakos kolegė Ingrida. Jinai negali užsėdėti. 41. Birželio 22 diena ir vėl Lietuvoje prasideda aktyvūs karo veiksmai ir vienus okupantus labai greitai pakeičia kiti. Dabar jau vėlgi raudona spalva dominuoja, tačiau kūjį ir pjautuvą dabar jau pakeičia nacistinė svastika. Ir vietoj rusų kalbos pasklinda žmonės, kurie kalba vokiškai. Na, bet pastatui sekasi ir toliau. Pastatui sekasi, kadangi vėlgi šiems rūmams numatytas naujas vaidmuo. Akivaizdu, kad su vokiečių okupacinė valdžia, su bežygiuojančia toliau į rytus kariuomenė, atvyksta ir nauja administracija, kuri turės ir valdyti kariuomenės užimtas teritorijas. Teritorija, kurią sudaro ir lietuviškos žemės, ir Latvijos žemės, pavadinama Ostlandu. Ir kadangi Kaunas pirmiausia yra užimtas, taigi į Kauną ir atvyksta naujasis reichskomisaras paskirtas Hitlerio, tai yra Heinrichas Lozė. Jam reikia rezidencijos ir, žinoma, prabangios, taigi šitie rūmai pirmiausia ir suteikiami tam nacistiniam vadui. Kaip jis čia gyvena, kaip jis įsikūrė, kaip atrodo rūmai, iš tikrųjų rekonstruoti yra labai sudėtinga. Ir noriu padėkoti istorikui Petrui Stankerui, kuris pasidalino niekur nepublikuotais dar iki šiol jo atliktais ilgamečiais tyrimais apie tai, kaip vokiečių nacistinės institucijos veikia Kaune, kokius pastatus jie užėmė ir kaip jie savo reikmėms juos pritaikė. Tačiau Kaunas labai greitai netenka tos turėtos svarbos, kadangi nacistinė kariuomenė užima Latviją ir Heinrichas Lozė išvyksta į Rygą, vėlgi ten pasveikinti išvaduotojus ar ne Latvijos. Na ir Ryga, dar didesnis ir dar puošnesnis vokiškos kultūros Hanzos miestas, tiek patinka Heinrichui Lozei, kad jis nusprendžia į Kauną daugiau ir nebegrįžęs ir įsikūrė Rygoje, taigi ir ten yra perkeliama Reichskomisariato būstinė.
Kurį laiką pastatas stovi tuščias, tačiau neilgai, kadangi vėlgi didžioji dalis nacistų administratorių yra kartu ir vokiečių nacionalsocialistų darbininkų partijos nariai. Ir partiečiai, jie turi turėti savo būstinę, jie turi ir toliau daryti susirinkimus, įvairias nacistinės šventės švęsti. Ir tai partijos būstiniai reikia patalpų. Taigi, kiek pavyko nustatyti, jau po metų, 1942 metų vasarą, pastate įsikūrė nacistų partijos būstinė ir virš pastato yra iškeliama jau vėliava su svastika. Šiam skyriui vadovauja Egonas Dangela. Na ir prie durų atsiranda užrašas Eintritt nur für Deutsche, tai reiškia įėjimas tik vokiečiams. Tai dar labiau komplikuoja visus mūsų tyrimus ir bandymus nustatyti, kasgi čia vyksta tame pastate, kadangi joks ne vokietis negalėjo įkelti kojos į šitą pastatą. Vėlgi žinoma tik tai, kad vyko partinė propagandinė veikla, daromi narių susirinkimai, ruošiami įvairūs mitingai Kaunui, demonstruojami propagandiniai filmai ir taip pat garbinamas Hitleris. Čia renkasi visa nacistinės partijos grietinėlė, kuri reziduoja Kaune. Ir vėlgi praktiškai, ką jaučia to meto lietuviai, jie yra visiškai diskriminuojami, vyksta masinės gyventojų žudynės ir patys lietuviai ir Lietuvos gyventojai, jie jaučiasi atvirai diskriminuojami ir beteisiai savo tėvynėje. Tai trunka ištisus 3 metus iki 1944 metų Liepos, kada vokiečius iš Lietuvos teritorijos vėl ima stumti lauk sovietų kariuomenė. Ir vokiečiai vėlgi tikrai nesigaili nieko. Pasitraukiant iš okupuotų teritorijų yra duotas Hitlerio nurodymas taikyti išdegintos žemės taktiką. Ką tai reiškia? Degink viską, nepalik priešui nieko. Taip, kad miestas yra žiauriai bombarduojamas ir pastatas taip pat paliekamas suniokotas, su tikrai išdarkytais ir sugadintais interjerais ir visų inventoriumi. Taigi tikrai labai liūdnas laikotarpis ir visą tai, kaip iš tų griuvėsių reikėjo prisikelti pastatui ir visam Kaunui. Apie tai vėl žodį perduosiu kolegijai Marijai Navickaitei. Tai ką, turime 44 metus, tai vasara ir dėja vieną okupacinę valdžią keičia tiesiog kita ir į mūsų mylimą Kauną sugrįžo sovietų kariai ir tai lėmė dar vieną naują etapą šiems rūmams. Ir dar 1941 metais planuojant iškelti institucijas valstybinės į Vilnių, buvo spręsta, ką daryti su šiais rūmais ir koks turėtų būti likimas. Ir buvo pasirinkta vietoj prezidentūros čia įkurdinti jaunuosius pionierius ir būtent šiai ideologizuoti institucijai atiduoti tiek pastatą, tiek aplinkui buvusius prezidentūros pastatus.
Ir aišku, visi šie planavimai sustabdyti buvo karo veiksmų, tačiau grįžus 44 metais tie ketinimai buvo prisiminti. Ir iš tiesų čia pokariu kurį laiką, gan neilgą, buvo įsteigti ir įkurdinti pionieriai. Ir labai gaila, kad apie šį laikotarpį iš tikrųjų tiek mažai liudija tiek archyvinių kažkokių šaltinių, tiek prisiminimų ir kitos pobūdžio medžiagos. Ir apskritai kalbant apie tuos pokario metus, labai trūksta kažkokios svaresnės informacijos, kas ir nulėmė, kad atsirado įvairių spekulacijų, kas čia galėjo būti, kokios galėjo būti institucijos po tų pionierių rūmų. Ir skaitant knygą išryškės netgi galbūt ir keletas tokių mitizuotų pasakojimų, kas čia buvo ir kas manomai galėjo būti ir kokios čia vos ne vaiduoklių medžioklės galėjo vykti. Kaip minėjau, buvo pionierių rūmai, po to tas neaiškus periodas ir jau vėliau 60-metyje nusistovi, toksai prasideda gan ilgas 40 metus praktiškai trukęs mokytojų namų laikotarpis, tai 57 metai, gegužės 26 diena, čia šiek tiek kitaip mes sėdėtume, čia panašiai salė taip pat sukus, čia būtų scena, prezidiumas gražus, Lietuvos Paleckis, atidaryti mokytojų namai, kurie, kaip minėjau, čia buvo beveik 40 metus. Ir iš tikrųjų šiuo laikotarpiu rūmai pakito, jie pakeitė savo veidą tiek viduje, tiek išorėje, buvo atlikta daug rekonstrukcijų. Pavyzdžiui, čia, kur mes sėdime, čia buvo padaryta salė, mažasis salonas, kur čia taip smagiai vaikas bėgioja, buvo įrengta salė, o už tos salės, kur dabar yra įrengtas prezidento kabinetas, buvo padaryta grimerinė bei persirengimo kambarys. Ir aišku, šiandien tik tai galime paklausti, ar žmonės kada nors ten sėdėdami ir ruošdamėsi spektaklį pagalvoja, kad jie yra ten pat, kur kažkada buvo ir Lietuvos Respublikos prezidentai. Jau tikriausiai šiandien nelabai sužinosime, o aišku, buvo įvairių ir daugiau tų kažkokių pertvarkų rekonstrukcijų, nes pastatą reikėjo pritaikyti naujoms funkcijoms ir jisai buvo iš tiesų išplėstas, dėl to sugadintas buvo ir pastato fasadas, tačiau aišku viso to reikėjo dėl to, kad mokytojų namuose tikrai reikia didelis skaičius įvairių kultūrinės, meninės veiklos būrelių. Čia galėjo, jeigu norėjo ir sportuoti, ir vaikams buvo atskiros sekcijos, ir ne tik, jeigu nenorėjo užsiimti menais, galėjo užsiimti kalbų mokymusi, galbūt norėjo išmokti siūčio, gal kažkokio amato, čia ir tokių kursų buvo. Taip pat prie viso to buvo ir biblioteka, ir kino teatras, bei netgi Liaudies universiteto porą padalinių. Ir kas yra labai įdomu, kad kai bendrauju su žmonėmis, jie einant pas kažkokį asmenį specialiai susirinkti informacijos būtent šiam tyrimui, bet labai dažnai tiesiog bendraujant su šio muziejaus lankytojais, kurie apsilanko ir jie netgi patys ateina, pasako, ką jie prisimena, tai būtent du dalykus labiausiai iš tų mokytojų namų, tai yra Liaudies teatras, tai aišku tikrai garsinės tiek Kauną, visoje Lietuvoje daug spektaklių daręs, kurio Liaudies teatro vardo, tikrai gerų atsiliepimų girdėjom, bet kas mane labai stebina, tai kad iš tikrųjų kitą, kad žmonės ten atėjo, nesako, kad čia buvo mokytojų namai, o sako, čia buvo kino teatras. Ir iš tikrųjų keistai, bet mena tą kino teatrą, dėl to, kad taip, kino salė čia buvo, bet buvo gan čia prastai su to kinu reikalai, nes pastoviai prašydavo sumažinti planus, žmonių nesurinkdavo, rodydavo tokio trečio ekrano vadinamus pasenusius filmus ir labai mėgo tokias indiškas dramas. Tai aš nežinau, kas gal labai vis galvoju, buvo to indiško kino daug gerbėjų, kad žmonės taip labai ir prisimena tą kino salę.
Ir kaip minėjau, tai patys mokytojų namai čia buvo 40 mečius, iš tikrųjų spėjo įsikurti, jau prisitaikyti, tačiau 90-mečio pabaiga, keičiasi politiniai vėjai, prasidėjo sąjūdis ir buvo nuspręsta šias patalpas atiduoti Kauno valstybiniam istorijos muziejui ir čia kažką daryti, galbūt steigti muziejų, o galbūt atgaivinti geresnį kino teatrą ir apie tai mums šiek tiek daugiau jau papasakos Renata. Džiaugiuosi, kad jūs išgyvenat visus tos siaubus su visais tais tomis ištraukomis, tikrai nedžiuginančiomis. Tai aš jūsų labai stipriai nekankinsiu, kadangi mano dalis vadinasi prezidento rūmų sugrįžimas. Ir iš tikrųjų ją rašyti ir lengva, ir sunku. Lengva todėl, kad daug informacijos, visi žmonės praktiškai gyvi, yra pas ką paklausti. Sunku todėl, kad visi žmonės gyvi ir visi turi savo nuomonę ir visi turi savo įsivaizdavimą. Tai jeigu kažkas knygoje, tame skyriuje kas nors jūs įskaudins, nuvils, tai atsiprašau visų gyvųjų. Nepasakosiu apie ką rašiau, bet norėčiau iš tikrųjų išskirti kertinės asmenybės, tos žmonės, kurie tikrai sublizgėjo savo poelgiu, kažką nuveikė tokio, kas įtakojo šio pastato, šios institucijos likimą. Tai turbūt turėčiau pradėti pirmiausia nuo tuomečio Lietuvos kultūros fondo Kauno tarybos nario ir Aukuro klubo pirmininko Gedimino Kostkevičiaus, pasveikinkime. Šis žmogus buvo vienas pirmųjų, gal netgi pats pirmasis, viešai tuometinės dar Kauno Tiesos puslapiuose prabilęs apie tai, kad reikėtų iš čia iškeldinti mokytojų namus ir įkurti čia 1918-40 metų prezidento institucijos muziejų. Tas žmogus taip pat siūlė pagerbti prezidentus pastatant skulptūras sodelyje. Ne iš karto tos idėjos buvo įgyvendintos, bet tas žmogus inicijavo diskusiją, kuri rutuliojosi ir kažkada jį tapo kūnu. Tai iš tikrųjų didelė pagarba tam žmogui. Dar kitas herojus, taip vadinamas mano knygos, yra ne žmogus, bet dienraštis. Ta pati Kauno Tiesa virtusi Kauno diena. Iš tikrųjų tai yra dienraštis, kuris nuolat rašė apie tai, nuolat vyko diskusijos. Po gerbiamo Gedimino straipsnio buvo rezonanso rezonansas, žmonės rašė savo nuomonės, dauguma aišku pritarė tam, kad čia būtų įkurtas muziejus, tai iš tikrųjų tas dienraštis labai stipriai įtakojo viešąją nuomonę ir labai stipriai įtakojo, kad čia vis dėlto būtų apsispręsta įkurti muziejų. Kitą žmogų dėja jau amžinatilsį, kurį turiu paminėti, tai yra Vytauto didžiojo karo muziejaus tuometinis direktorius Juozapas Jurevičius, kuris labai daug jėgų įdėjo, kad šie rūmai sugrįžtų visuomeniai, ypatingai daug jėgų įdėjo restauruojančios rūmus. Ir iš tikrųjų žmogus dirbo negailėdamas, kiek žinau, turėjo pažinčių su Algirdu Mykolu Brazausku, kas jam taip pat padėjo sėkmingai šios rūmus grąžinti į gyvenimą. Negaliu nepaminėti gerbiamos Audronės Veilentienės, kuri vadovavo karo muziejaus prezidentūros sektoriui nuo 1992 metų iki 2004 metų, tai norėtume pamatyti. Gerbiamos Audronės darbas tikrai buvo nelengvas, nes šiuose rūmuose dar 6 metai rezidavo mokytojų namai ir jinai kaip ir neturėjo patalpų, buvo prezidentūros sektorius, bet jinai buvo vienintelis darbuotojas tame sektoriuje, tačiau jinai
Labai daug nudirbo, rengė parodas centriniuose karo muziejaus rūmuose, rengė konferencijas, rinko medžiagą, rinko eksponatus, tai tikrai didelė pagarba ir labai dalyvavo restauruojančios šios rūmus, rengė interjerus. Žodžiu, tai žmogus, kuris ilgai ir kruopščiai dirbo, kad šie rūmai būtų tokie, kaip yra. Tai dėkojame mes. Dar vieną žmogų turiu prisiminti, tai amžinatilsį prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską. Jeigu trumpai tariant, tai be jo politinės valios nebūtų nei šie rūmai restauruoti, nei nebūtų skulptūros pastatytos iš tikrųjų, nes jo metu, 1994 metais, buvo pasirašytas prezidento dekretas 306 dėl Lietuvos Respublikos prezidentų Kazio Griniaus, Antano Smetonos ir Aleksandro Stulginskio atminimo įamžinimo. Tai, žodžiu, visi šie darbai, ir restauravimas, ir skulptūrų atstatymas yra nudirbti atsispiriant nuo šito dekreto. Dar viena institucija, kurią labai svarbu paminėti, yra Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas ir jo komanda. Labai džiaugiuosi, kad mes turime architektę Nijolę Švėgždienę, prašom. Jos kolegė Julija Zaveckienė. Parengė prezidentūros restauravimo ir pritaikymo muziejui projektą. Taip pat dirbo ir daugiau šio instituto narių. Ponia Nijolė Švėgždienė vykdė visą autorinę projekto priežiūrą, jinai prižiūrėjo, kad viskas vyktų taip, kaip projekte numatyta. Su ponia Nijolė nemažai bendravome ir nemažai detalių rasite knygoje. Po restauravimo dėja prasidėjo šituose rūmuose tokia truputį kebeknė, nes buvo svarstoma, koks toliau likimas, ką daryti, buvo kuriamos koncepcijos, viena po kitos, tačiau visą tą kebeknę užbaigė prezidentas Valdas Adamkus, kuris sukūrė darbo grupę, sukvietė įvairių institucijų atstovus. Darbo grupė ilgai svarstė ir nutarė, kad visgi pritarė prezidento tai nuomonė, kad mes neturime demonstruoti dviejų sostinių ir tas reikalas, kad čia įkurti vieną dieną prezidento rezidenciją yra neįmanomas ir mes matom, kad politiškai prezidentas Adamkus buvo labai toliaregiškas, kad jis nesugalvojo čia vieną dieną reziduoti per savaitę. Iš tikrųjų, prezidentas Adamkus ir darbo grupė nutarė, kad šis muziejus turėtų būti netipiškas muziejus, kad čia turėtų būti kartu ir edukacijos centras, ir pilietinės visuomenės kūrimo centras. Todėl tikriausiai ir jo sukurtos komisijos koncepcijos pagrindų ir gimė šio muziejaus misija, vizija ir viskas, kuo mes ir toliau sekame. 2005 metais muziejus perduotas Nacionaliniam M.K. Čiurlionio dailės muziejui ir mes turime jo direktorių Osvaldą Daugelį. Prašom pasakyti. Šiam direktoriui su komanda teko toliau įrengti ekspozicijas ir atidaryti visuomeniai šitą pastatą su ekspozicija sugrįžtančios relikvijos. Turime dar labai svarbų žmogų. Tais pačiais metais prie muziejaus vairo stojo ilgametė Kauno dienos žurnalistė ir visuomenininkė, prezidento Adamkaus darbo grupės, kurie apibrėžė buvusios prezidentūros teisinį statusą ir funkcijas narė ir prezidento konsultantė Birutė Garbaravičienė. Mes esam labai dėkingi iš tikrųjų, nes tai yra tikro lyderio pavyzdys ir nestandartinio mąstymo. Ir tai žmogus, kuris atėjęs ne iš muziejininkystės, mus išmokė nestandartiškai mąstyti, subūrė gerą komandą, nurodė mums gaires ir mes po šiai dienai dirbam taip, kaip mums prisakė prezidentas Adamkus ir mūsų vadovė Birutė Garbaravičienė. Mano skyriaus poskyris vadinasi Misija įmanoma ir ten jums bus atgaiva, nes ten beveik nėra teksto, ten yra fotografijos, ten yra tai, ką mes
veikėme pastaraisiais metais, tikrai jūs pailsėsit, perskaitę 250 puslapių rimtos istorinės medžiagos, jūs ten galėsite pailsinti ir pasidžiaugti jau gražiomis fotonuotraukomis. Ir baigiant norėčiau iš tikrųjų padėkoti visiems žmonėms, tos, kurias minėjau, ir ne tik tos, kurie knygoje minėti, kad jie kartu iš tikrųjų mes visi kartu, visa visuomenė, miestų ir valstybės institucijos kartu bendradarbiaujant sugrąžinome šitus rūmus į istorinės atminties lauką. Ir iš tikrųjų tik nuo mūsų priklauso, kaip tie rūmai toliau gyvens, kokią mes pagarbą rodysim kultūros paveldui, kokią mes pagarbą rodysim institucijai. Ir aš labai tikiuosi, kad tie susitelkimo metai, kurie buvo atgimimo laikotarpiu, kaip ir dienraščiai, ir visa žiniasklaida, ir visa visuomenė, ir žmonės aktyvus, visi kovojo dėl to, kad nenukeliautų užmirštin, kad prikelti tuos visus objektus, tai aš tikiuosi tos pačios dvasios ir toliau. Tai tiek apie tą mano paskutinį skyrių. Kaip supratot, dabar jau visa knyga išpasakota, skaityti jau nedaug liko. Tai, žinot, kadangi, kaip ir minėjau, kad tai yra mokslinė knyga, tai mes norėtume vis dėlto, kad dabar kas nors kritiškai mus įvertintų. Tai nežinau, kuris iš mūsų recenzentų norėtų pradėti, ar docentė Aistė, ar profesorius Jonas, tai dabar jūs apsispręskit, kuris prašo. Jonas, tai noriu pirmiausia pasveikinti, aišku, tokią gražią autorių knygutę, kolektyvą su tokia puikia knyga, nes iš tikrųjų, kaip matot, kas jau spėjot pavartyti, tikrai solidi knyga ir monografija, kolektyvinė monografija. Išskirtinumas, ko gero, tas, kad vieno pastato istorija papasakota per tuos 175 metus ir atskleidžia ne tik tai to, sakykime, kaip pastato, kaip objekto istoriją, bet parodo žymiai platesnį tą lauką, visos Lietuvos istorijos kontekste. Matosi ir platesni įvykiai ir jau čia per pristatymą turbūt pajuto, kiek visko buvo, ar ne. Ir aišku, matosi labai skirtingos tos dalys, tai yra ir tokios labai rimtesnės, kaip pačio prezidento institucijos įkūrimas ar sukūrimas, bet yra ir tokios, kurios, sakykime, kasdieninio gyvenimo dalis, parodančios prezidento šeimos ar sakykime, kanceliarijos darbuotojų gyvenimą, kasdienybę. Tai tos kasdienybės irgi mums labai kaip skaitytojams norisi visada žinoti, kur koks sodo obuoliai kokie buvo, kaip čia Justina pristatinėjo, kur tokie vaikai lakstė, kas ten, žodžiu. Iš mokslinės pusės galiu pasakyti, vis dėlto tai yra labai kruopščiai parengta knyga, remiantis didelę šaltinių bazę, tai yra labai daug pirminių šaltinių panaudota, tai yra panaudoti archyvų šaltiniai, panaudoti įvairių laikotarpių, kadangi yra įvairūs laikotarpiai pristatomi, tai tiek rusiški, tiek vokiški, tiek ir sovietinės Lietuvos, taip pat remtasi periodinė spauda, nemažai straipsnių. Taip pat, kaip turbūt supratot, interviu panaudota jau čia kalbant apie naujesnius laikus. Iš tikrųjų, tai aš pati pirmą kartą sužinojau, kad bus rašoma tokia knyga. Į Facebook'e pamačiau, kad ieškomi buvę, kaip ten, prezidentūros darbuotojai arba jų giminių giminaičiai, pažįstami, kas galėtų suteikti informaciją. Tai žodžiu, matosi, kad 21 amžius ir kad įvairiais būdais autorės stengiasi rasti informacijos ir atrodo, kad pavyko jos rasti ir tiesiog galima pasidžiaugti puikiu rezultatu ir pasakyti, kad faktiškai tai yra tokia unikali, galima sakyti unikali, tokios apimties. Kaip recenzentė skaičiau patį tekstą, tai dar nebuvo iliustracijų, bet šiandien pavarčiau, tai tiesiog pribloškiantis.
kiekis tų iliustracijų, tai yra ikonografinės medžiagos ir nuotraukų, ir kaip sakė, daugelis skelbiama pirmą kartą. Tai tikrai, linkiu ir visiems pasidžiaugti ir įsigyti ir dar kartą sveikinu autorės. Ir dar koksai išskirtinis bruožas, kad vien tik moteris. Pabandysiu ir aš gerą vakarą visiems tarti savo žodį. Tai iš ties norėčiau labai pasveikinti šitą šaunią komandą, šitą kolektyvą, kuris dirbo ilgai. Na, ta knyga taip negimsta čia ir dabar. Aišku, didžiuliai komplimentai knygos dizaineriui, nes rezultatas tikrai yra nuostabus. Ir, na, jeigu grįžtant į tą praeitį, tai tas sumanimas, nežinau, vyko prieš 2 metus turbūt, pirmosios tos diskusijos, kada buvo prakalta, kad, ruošiamės, mes planuojam, ten bus toks jubiliejus, sukaktis 600-metis ir rašysim knygą. Gerai, tai tų autorių pradžioj buvo mažiau, paskui atsirado daugiau, tas kolektyvas išsiplėtė. Na ir aš džiaugiuosi, kad ir man teko būti tame įvykių sūkury ir karts nuo karto su kolegėmis diskutuoti vienu ar kitu klausimu, kada jos paklausdavo, kitą kartą aš neturėdavo atsakymo, arba kitą kartą tam tikras problemas aptardavom ir dar galima buvo kažkuo tai papildyti viena kitą įžvalgą arba nurodyti vieną ar kitą šaltinį, kur va, ten dar reikia pažiūrėti, ten yra kokie unikalūs atsiminimai, ten rašo apie kokią nors nukritusią bombą, kuri keičia galbūt kažkokį bendrą vaizdą ir panašiai. Tai džiaugiuosi, kad teko man šitą irgi garbė prisiliesti ir bent jau patarimais, konsultacijom, kurios tikrai buvo ne paskutinę minutę ir nuolatinės tos diskusijos per tuos 2 metus iki šito galutinio rezultato. Na, be abejo, kaip ir Aistė minėjo, jau mes kaip recenzentai skaitėm rankraštį. Rankraštį be fotografijų, be tų iliustracijų, kurios manau, kad šitoj knygoj jos vaidina labai svarbų vaidmenį, nes iš ties čia yra labai daug. Ir labai daug naujos medžiagos. Iš tiesų tai yra visiškai daug naujos medžiagos ir čia yra viskas. Yra valstybės istorija, kaip valstybė užgimė, prasidėjus nuo to 19 amžiaus, kaip jinai ėjo savo žingsniais, kaip jinai patyrė tuos visus karus, sukrėtimus, okupacijas, kaip jinai gyvavo. Yra miestų istorijos dalis. Be abejo, šitas pastatas pasakoja ir miesto istorijos fragmentą. Na ir aišku, yra mūsų visuomenės pasakojimas, mūsų visuomenės patirtis, istorijos, įvairius atsiminimai, žmonės, kurių čia tikrai netrūksta ir mes tik galim turbūt sėdėdami, na, kaip tas muzikinius tos intarpus mes klausėm, tai čia vėlgi ta istorija tiek marga ir mes galim suvokti, kiek čia žmonių buvo šitoj salėje, šitose rūmose ir panašiai, neapčiuopiami skaičiai. Ir tą reikėtų vėlgi pabandyti kažkur pasąmonėj suvirškinti ir įvertinti. Tai dar kartą nuoširdžiai sveikinu ir manau, kad skaitytojams tikrai bus smagu ir daug naujų patirčių ir išties visiems talkininkam, kurie padėjo iš Rusijos parvežti tos archyvus, kurie niekada nebuvo čiupinėti ir surankėtas visas medžiagas ir visiems žmonėms, visi, kurie savo mintimis, žiniomis, turtais, kolekcininkai, kurie prisidėjo prie viso šito rezultato. Tai dar kartą didžiulis visiems ačiū ir tikiuosi, kad šita knyga bus ne tik puikiai dovana, bet ir geras istorijos pasakojimas mums visiems. Ačiū. Recenzentas
jau pagyrė mūsų dizainerį, tai prašysime Andrėjaus Repo tarti žodį. Ar labai sunku buvo dirbti su tokiomis autorėmis? Labas vakaras. Tai aš tikriausiai čia esu vienintelis žmogus, kuris nieko šiai knygai neparašęs. Ir dar ir prie pastato raidos neprisidėjęs. Tai man tikriausiai belieka tik tai padėkoti ir, nežinau, pasidžiaugti ir kažkaip pasidalinti savo įspūdžiais. Tai įspūdžių daug, bet aš pasistengsiu labai trumpai. Visų pirma, tos paskutinės, ko gero, pastarosios porą savaičių buvo vienos sunkiausių, rankos prakaitavo ir viskas prakaitavo tikriausiai, ko gero, net labiau nei dabar čia sėdint, nes darbas jau buvo liktai ir pabaigtas, ir autorių, ir mano darbas buvo pabaigtas, bet to kūno dar nemačiau ir tada, žinot, tas dizaineris nulikti negali. Dabar, kai jau knygą pamačiau ir pačiupinėjau, pavarčiau, pakandžiojau, paoščiau, viską pasižiūrėjau, tai kažkaip pasidarė ramiau šiek tiek. Iš tikrųjų, noriu pasidžiaugti ir labai padėkoti autorių kolektyvui dėl to, kad pakvietė prisidėti prie šito projekto, nes tai iš tikrųjų buvo didžiulis nuotykis. Tai aš labai, man atrodo, greitai tuosi sutikau, nežinau, bet jau žinojau, kad bus nuotykis ir visą laiką su šitų kolektyvų būna nuotykis, tai buvo nuotykis visom prasmėm, visos, bet tikrai labai geras. O kalbant apie įspūdžius iš knygos, tai nuotykis buvo iš tikrųjų ir ją skaityti, nes atrodo dizaineris, jisai ten kažką tai įvelka į tą vizualinę formą, į tą kūną, kaip aš sakiau, bet iš tikrųjų to kūno nepadarysi neįsigilinęs į medžiagą ir to kūno nepadarysi neperskaitęs iš tikrųjų visos medžiagos. Tai padarydamas aš tą visą knygą perskaičiau nuo priekio iki galo, iš tikrųjų ne nuo priekio iki galo, nuo galo iki priekio, nes tie skyriai gimdavo tikrai ne chronologinė kažkokia tvarka, gimdavo visaip ir dirbti tekdavo visaip, bet vis tiek nuo galo iki priekio, po to vėl nuo priekio iki galo ir visaip aš čia perskaičiau ir buvo tikrai labai nuostabus jausmas. Nuostabus jausmas dėl to, kad atrodo ir pagal pavadinimą, atrodo, kol aš dar pačios medžiagos nemačiau, vadinasi Prezidento rūmai Kaune. Rūmai, pastatas, viskas tvarkoj, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai yra istorija ir tai yra knyga, ko gero, daugiau ne apie pastatą, o daugiau apie žmonės. Nes pastatas pats nesusikūrė, pastatas pats nepasisakė, pastatas nedalyvavo visose istorijos peripetijose. Ir iš tikrųjų tai yra labai labai didelis ir labai įdomus pasakojimas apie žmonės, apie visus žmonės, kurie buvo susijęs su šio pastatu. Ir tai padarė tą knygą labai, ko gero žmonišką, paprastai žmoniškai ir papasakotai, nors jį ir mokslinį, iš tikrųjų aš renkuosi kolektyvų iš tokį gilų ir didžiulį mokslinį darbą, bet tas mokslinis darbas yra pateiktas per labai žmonišką, labai paprastą prizmę. Tai labai, man atrodo, šauni perspektyva, iš kurios ta knyga kalba. O kitas dalykas ir kitas labai geras ir malonus įspūdis, ypatingai man kaip kauniečiui ir kaip žmogui mylinčiam Kauną, tai kad iš tikrųjų atrodo vėlgi knyga apie vieną pastatą, bet pažvelgta, praktiškai recenzentė gerbama nuėmė irgi mano jau žodžius ir mano mintis man iš galvos ir burnos ir iš tikrųjų, kadangi pastato istorija ir žmonių istorija negali būti vien tokiam siauram šitų rūmų kontekste suvokta, tai buvo labai daug ką sužinoti ir labai įdomu buvo sužinoti ir visą Kauno istoriją ir Lietuvos istoriją ir netgi šiek tiek įsigilinti, kas tuo metu vyko visoje Europoje. Tai tikrai labai labai smagu, labai labai malonu ir labai įdomu ir aš tikiuosi, kad tai persikels ir visiems, kas tą knygą žiūrės, vartys ir visiems svečiams šiandienos, tai aš iš čia stovėdamas tą nuotaiką taip transliuoju visiems. Tai ačiū. Tai žmogus, kuris tikrai ne vieną kartą perskaitė visą knygą, nes jis
tokias mūsų paliktas klaideles surasdavo, kad mums labai buvo nuostabu. Iš tikrųjų, kalbant apie klaidas, tai mes nepristatėme dar vieno labai svarbaus žmogaus, tai yra mūsų knygos redaktorė, gerbiama Renata Endzelytė, kuri išrinko visas mūsų klaidelės, suvienodino mūsų stilių. Labai puikiai redaktorė, mes jau seniai su ją dirbame ir tikimės, kad ir ateityje dar ilgai dirbsime. Iš tikrųjų, ačiū visai komandai, didelis ačiū iš tikrųjų, atkentėjot, bet tikrai produktas ir negėda žmonėms parodyti ir patiems skaityti. Ir tikrai turiu nepamiršti iš tikrųjų padėkoti pagrindiniam šio produkto finansuotojui, tai yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.